Gerai. Norėčiau įvertinti, pasidalinti įspūdžių apie vertinimą vieno iš pateiktų darbų simpoziume. Tai yra užsitęsusio sielvarto problema, apie užsitęsusio sielvarto problemą moterų netekusių savo vaikų. Autorė Mickevičiūtė pateikė darbą, nedidelį tyrimą, jinai pavadina tai pilotiniu tyrimu apie moterų, kurios netekusios vaikus, emocinę būklę. Aišku, pagal skaitant šitą darbą, norėtųsi iš tikrųjų ir pavadinimo daugiau atitikimo pačiai medžiagai pateiktai, tai yra, kad analizuojama emocinė būklė pačių moterų, kurios netekusios savo vaikų, ir nėra tame darbe apibrėžta pagrindinio sielvarto, užsitekusiusio sielvarto, kas tai yra, įeina į tai, ir konkreti situacija daugiau apibūdina, tie duomenys daugiau apibūdina moterų emocinę būklę. Tai iš tikrųjų taip gal reikėtų daugiau atitaikyti savo medžiagos pateikimui ir pačio pavadinimo. Visada reikia atkreipti, nes tai yra labai svarbu pateikti pavadinimą, nes pavadinimas tai yra pirmas pažintinė etiketė su darbu ir dažnai dėl pavadinimų, ko tikiesi iš jo, jau susiformuoja pirminį įspūdį. Šiek tiek norėčiau atkreipti dėmesį, kad šitame darbe parinkta nedidelė grupė, tikrai tai galima ir labai smagu, kad jaunimas ir pradeda, bando savo darbus nuo nedidelių pradinių darbų ir tuo susipažindami su mokslinio darbo visais ypatumais. Tačiau parenkant kontingentą, manyčiau, turėtų aiškiau būti apibrėžta, koks tas kontingentas, ką jisai apibrėž ir ką mes galėsime pagrįsti juo. Nes šitame darbe yra pastebėta, kad 26 apklaustos moteris tikrai yra labai plataus įvairių netektis įvairaus lygio yra jos. Tai reiškia, ta netektis yra ir laiko atžvilgių labai skirtinga kiekvienos ir labai ir skirtinga situacija. Vienos neteko jau gimusių vaikų, kitos neteko reiškia, nėštumo metu nutrūko nėštumas. Ir tai, aišku, labai sunku paskui vertinti ir galvoti vieno faktoriaus reikšmę tame. Nes labai nedidelė, jeigu dideliai masiniai grupiai, tikrai labai smagu būtų išanalizuoti, kiek kiekviena situacija atspindi kitą emocinę būklę. Autorė taip pat nelabai aišku, kaip buvo atrinktos tos moteris. Ir darbą darant visada į priekį reikėtų pagalvoti, kokią formą, kaip, iš kur jos, gal jinai iš tikrųjų autorė ir žino tą darbą, bet jinai nemokėjo pateikti aiškumą, kaip tos 26 moteris pateko, ar iš kur jos buvo paimtos, ar tai iš kažkokios statistikos, ar iš ligoninės pas juos buvusios, ar jau kaip besikreipiančios dėl tų problemų emocinių pas jas. Reiškia, kas per kontingentas dalyvauja ir kaip buvo jisai atrinktas, tai labai svarbu vertinant rezultatus. Taip pat norėtųsi atkreipti dėmesį, kad reiškia, yra dvi mokslinių darbų formos. Viena yra reiškia, kokybiniai tyrimai ir yra kiekybiniai tyrimai.
Man nebuvo labai aišku, ar šitas darbas yra bandytas kaip kiekybinis tyrimas mokslinis atlikti, ar kaip kokybinis, todėl kad yra tiek pateikiami statistiniai duomenys, reiškia apskaičiuota kiek depresijos, kiek kitokių, reiškia simptomų, potrauminio streso sindromo požymių yra šitoj grupėje moteris turi. Ir šalia pateikiamos frazės iš jų atsiliepimų, iš jų būsenos įvertinimų. Tai jau yra kokybinio tyrimo darbas būtų. Ir todėl šitame darbe šitas darbas, kuria linkme turėtų vystytis, jeigu jisai eitų toliau. Nes šie darbai, reiškia, kokybinio tyrimo vertinimai yra vienokia forma, kiekybiniai yra kitokia. Ir aišku, išvados. Daugelis naujai pradedančių jaunų mokslininkų ir tikrai padaro klaidų ir sakyčiau, šitos klaidos tikrai norėčiau atkreipdėmėsi. Išvados moksliniuose darbuose turėtų būti daromos iš rezultatų to darbo, kuris pateikiamas. Negalima, aš suprantu, dažnai būna jauni mokslininkai arba jauni tyrėjai būna skaito, mato klinikinę problemą, jie giliai įsijaučia į tą problemą ir iš tų žinių dažnai padaro išvadą, prideda tuos savo žinias prie išvados darimo, parašymo, bet išvada moksle turėtų būti pagrįsta tik konkrečiai tais rezultatais, kuris gautais tas tyrimas. Tuom ir yra tas tyrimas apspręstas, išvados daromos iš tų rezultatų. Tai negali būti iš mūsų literatūros apžvalgos, iš mūsų kitų darbų žinojimo arba iš patirties klinikinės. Šitame darbe dėja išvados yra neatitinkančios rezultatų ir padarytos labai matosi, kad tyrėjas turi patirtį šitoj srity, susiduria su šita problema ir ją stipriai išgyvena, todėl jinai per stipri padaryta šitoj ir neatitinka rezultatų. Iš tikrųjų vis tiek, nežiūrint visų tokių išsakytų pastabų, norėtųsi palinkėti jaunam mokslininkam nenuleisti rankų ir toliau dirbti ir klausti, mokintis, pateikti tą darbą, kurį jūs darote, nes tai yra tikrai didelis ir gražus darbas ir labai buvo džiugu matyti, kad rimtas problemas nori spręsti, ieško kaip jas pateikti ir susidurti. Tikrai dėkui labai už galimybę paskaityti jaunų žmonių darbus. Linkiu sėkmės, tikrai viskas išmokstama, rašoma ir sėkmės naujose darbuose ir tęsti tuos pačius, ką pradėjo.